Pakalbėkime dar šiek tiek apie teksto ir skaičių formatavimą. Kopijuojant tekstą iš interneto, galima padaryti taip, kad nenusikopijuotų išvis jokie teksto formatai. Tai pabandykime iš pradžių nukopijuoti tekstą paprastai į tekstų rengyklę. Štai matosi, kad yra kažkokios tai nuorodos šitame tekste, bet mes galime įklijuoti ir kitaip, be jokių formatų. Kaip tai padaryti? Paprastai klijuojant mes spaudžiame Ctrl+V, bet galime paspausti ne Ctrl+V, o Ctrl+Shift ir V, arba pasirinkti meniu redaguoti ir įklijuoti be formatavimo. Tai aš spaudžiu Ctrl+Shift ir V ir mano gautas tekstas nebeturi jokių žymių, kad yra kopijuotas iš interneto. Aišku, kopijuojant iš interneto būtina nurodyti šaltinį, iš kur mes tą tekstą paėmėme, kitaip tariant, aktyvią nuorodą, nes kitaip tai bus tiesiog vagystė. O pažiūrėkime, kaip yra skaičiuoklėje. Pavyzdžiui, aš noriu nukopijuoti visą šitą lentelę. Tai norint ją nukopijuoti paprastai, aš ją tiesiog pasižymiu, spaudžiu Ctrl+C, pasirinku langelį, į kurį noriu įklijuoti ir spaudžiu Ctrl+V. Ir štai man nusikopijavo lentelė. Bet ar ji yra visiškai tokia pat kaip ir šita? Viskas yra taip pat išskyrus langelių dydžius, nes įklijuojant langelių dydžiai nepasikeičia. Bet visi formatai yra ir visi skaičiai, visas tekstas ir taip toliau. Bet galima įklijuoti ir kitaip. Vėlgi spaudžiant tą patį ne Ctrl+V, o Ctrl+Shift ir V. Arba paspausti taisa ir ne įdėti, o įdėti kitaip. Angliškai tai būtų paste special, arba būna dar parašyta specialusis įklijavimas. Tai paspaudžiu įdėti kitaip ir man skaičiuoklė leidžia pasirinkti, kągi aš noriu įklijuoti. Gal aš noriu įklijuoti tik skaičius. Pabandykim, spaudžiam gerai ir štai niekas daugiau neįsiklijavo, tik skaičiai. Arba pabandykime dar kartą. Taisa įdėti kitaip. Dabar pabandykim nukopijuoti tik tekstą. Štai tik tekstas ir nieko daugiau. Pabandykime su Ctrl+Shift ir V. Vėlgi man duoda pasirinkti, pavyzdžiui, formatus. Spaudžiu gerai ir man įsiklijavo tik formatai. O pažiūrėkime, kaip tai atrodys Google skaičiuoklėje, nes ten yra šiek tiek kitaip. Dabar įklijuoju paprastai ir įklijavus paprastai atsiranda šalia lentelės štai toks mygtukas. Tarp kitko, taip pat lygiai būna ir skaičiuoklėje Microsoft Excel arba tekstų rengyklėje Microsoft Word. Įklijavus kažką tai atsiranda mygtukėlis, kurį paspaudus mes galime pasirinkti, ką norime įklijuoti. Tai pavyzdžiui, tik formatą pasirenku ir iš karto gaunu tuščią lentelę. Arba dar kartą pabandau Ctrl+V ir paspaudžiu mygtuką ir įklijuoti tik reikšmes. Ir jokių formatų nenusikopijavo man. Arba galima pasirinkti redaguoti ir įklijuoti specialią vertę. Tai aš galiu, pavyzdžiui, įklijuoti tik formulės, jeigu jų yra, viską išskyrus rėmelius ir taip toliau. Ką norime, tą ir pasirenkame.